Čia vaikai, ten mokytas gale, kuris kaip ir svarbiausias ir kurio turi klausyti, pasaulis eina kita linkme, tai yra iš tikrųjų susėdama, yra bendraujama prie stalų, grupės tam tikros formuojasi, visiškai kita veikla. Čia taip pat yra kraštovaizdis, nieko nepadarysi, ir psichologija tam tikrai taip toliau. Aplinkos kokybė, tai yra individualios, sakykime, vietos pokalbiai, darbui su kažko tai. Yra atitinkama psichologija susėdimo, kada labiausiai vainga kvieti jūs ateiti arčiau. Čia gerai, kad turbūt girdisi viskas gerai, bet šiaip bendravimas nėra vykęs. Ir toks taip pat, kaip mes čia, o jūs ten vėlgi nėra labai vykę. Bet ką darysi, kad mes po trupučiuką vaduojamės iki šitos, sakykime, mūsų seno įpročio. Būtina išsami galimybė studija, tai aš tikiuosi, kad mes galimsimės ar kaip iš tikrųjų su mokyklomis padirbėti. Labai būtų gerai, kad mokytojai mums, direktoriai, mokytojai, kad mums iš tikrųjų padėtų. Labai svarbu tėvus įtraukti. Ir būtent mūsų sena idėja buvo, kai kur tas sukasi, bet iš tikrųjų mokykla turi būti bendruomenės centras. Kai kuriuose mokyklos tas yra dabar, labai gerai. Ir rajonuose yra ir taip toliau. Tuomet vaikai, tėvai labiau pažįsta tą aplinką, labiau įsijaučia. Ne tai, kad mano reikalas įsiųsti, jūsų reikalas paauklėti ir grąžinti man gerą produkciją. Taip nesigaus. Reikia dirbti kartu. Kur esame, ką daryti, taip toliau. Paklauskime moksleivių, kokie aplinkai nori mokytis, tas iš tikrųjų svarbu. Nereiškia, kad jie atsakys tiksliai, bet kai kurie aspektai gali būti nepaprastai svarbus. Nepaprastai svarbus, taip. Tai aš čia nieko daugiau turbūt jums daugiau. Čia tokie įdomus dalykai, tai kad, sakykime, ir šokinėjimui, ir visokie be energetikai ir taip toliau. Tautinė mokykla, be tautinio atributų turbūt netautinė, užtenka tik tai kalba. Čia japonų studentai, moksleiviai masiškai vaikšto kijuotės su tautiniais drabužiais savo, su kimono ir nesigėdi, mes kažkaip gėdinės. Darni aplinka, turim dirbti, ten biblioteka buvo, taip turėtų atrodyti kai kurių mokyklų teritorijos. Moksleiviai turi keliauti. Čia vienas jeigu mokytojai esat sakyti, tai pasižiūrėkit mokyklose, vaikai neužsisėdėtų, jeigu reikia paremti, kitus neturi pinigų pagelbėti. Bet kai aš pirmakursiu klausiu, kur jūs buvote Lietuvoje, aš neklausiu užsienį. Ir ne pas draugus kažkur. Vilniaus nežino, Kauno nežino, žino savo Balbierišką arba kažkokią. Ką jie gali suprasti apie savo, apie Lietuvą, apie gyvenimą? Nieko negali. Tai iš tikrųjų mes mokykloje, dabar gaila, to darbinio auklėjimo nėra. Mes sudindavom medžius, kasdavom kažką dirbdavom pinigus, vadovaujam mokytojų, sėsdami autobusą ir keliaudavom. Iki Lvovo ir taip toliau, tai praktiškai iš tikrųjų labai didelė geografija. Aš iki dabar visas tas keliones atsimenu. Tai man kaip šviesus toks, sakykime, šviesus gyvenimo spinduliukas. Čia įvairūs niuansai, tai yra kaip vaikai, mokiniai, japonų čia. O ten kairėje Birštonas. Vaikų grupė. Ir ačiū už dėmesį, visiems gražios kūrybinės sėkmės, gražios aplinkos gražėjančios. Klausimų nežinau, jeigu... Turim, aš vieną turiu. Bet jeigu ne, tai... Nes jūs pabėgsit, mes nebeturėsim jūsų diskusijai. Tokį labiau filosofinį klausimą norėčiau užduoti. Aplinka mus formuoja ir mokykla yra ta vieta, kur vyksta didžiosios transformacijos. Vaiko asmenybė susiformuoja, išmoksta žmogus santykius kurti su kitais, su aplinka. Jūs labai daug pavyzdžių rodėt iš tolimųjų rytų ir tikrai daug žinot apie jų filosofiją, jų ideologiją. Prisimenant, pavyzdžiui, 70-60-osius, ar nebuvo ta linija tokia netgi tikslinga kryptis perteikti didžiąją idėją. Visos viešosios erdvės, ypač vaikams skirtos, buvo formuotos su intencija užauginti kosmonautus, užkariauti pasaulį, būti sveikais, daug sportuojančiais, paklusniais, disciplina buvo labai svarbu.
Mes vis dar naudojamės tomis erdvėmis, bet mes akivaizdžiai nebetelpam juose, mums ten trūksta erdvės, mes norim kirsti kampus kitaip, negu buvo suprojektuota ir taip toliau. Grįžtant prie filosofijos, jūs taip pat daug žinote apie baltų kultūrą. Ką galima būtų adaptuoti ir galbūt pritaikyti mokyklos aplinkoj, kad tas santykis su gamta iš tikrųjų tokį gilesnę prasme turėtų ir galbūt praktinė prasme būtų naudinga jaunam žmogui. Ką čia gali pasakyti, dabar reikia dirbti. O šiaip tai sovietmečiu taip pat nesakau, kad buvo blogų dalykų, labai buvo ir gerų dalykų. Tai sakau, tie pirmi modeliai darželių, mokyklų patalpos kaip tokios visumoje jų pakanka normaliai organizuoti veiklą, bet jos netinkamai panaudojamos. Netinkamai įrengtos, netinkamai panaudojamos. Tikrai vis yra neblogos. Dabar baltų kultūra nėra kažkokia šventa karvė. Yra lietuviai, ne tik lietuviai, Latvijai, šiaip į Latvijos reikia pasižiūrėti vėlgi, į būtent Kuršių regioną, santūrumas, mandagumas, ramispalvinė gama. Kodėl aš matau gimnaziją, vienam iš rajonų mūsų, kurios įėjimo visą zoną išdažyta spalva, kuri būdinga Baltarusijai arba Rusijai, tai yra mongolų. Žydra spalva, mėlyna žydra tokia spalva. Prie ko čia ta spalva? Ta gimnazija vadinasi su vienu mūsų kunigaikščių vardu. Jokio, suprantat. Tai baltų kultūra nėra kažkas ten buvę. Mes taip pat šiandien esame deformuotos baltų kultūros žmonės, deformuotos, stipriai. Mes turime statyti daugelį dalykų. Tai nesakau, kad dabar statykime kažkokias pagonių šventyklas ir taip toliau, bet iš to laikotarpio galima labai daug pasimokyti. Kai pradedi gilintis, tai yra visa eilė tokių ypatingai gražių dalykų, kurie pasauliui nežinomi, o pas mus yra unikalūs, originalūs. Tai va čia ir šiaip kiekvieno individualiu atveju reikia individualiai spręsti. Nes aš sakau, aš nenoriu suvienodinti vėlgi, kad visur yra blogai, arba visur labai gerai. Yra visokių, tai reiškia individualiai, ir jeigu suaugęs žmogus ar inžinierius, sakykime, kaip pasakys, kad jūs čia va taip darykite, o jūs čia taip darykite, taip jis nerimta. Mes turim kartu diskutuoti, spręsti, apsitarti, tik tuo keliu eiti paskui, kuriuo mes ir su vaikais apsitarti. Aš va tą būtent juk naišiu dėl darželį. Apie jį buvo rašyti ir plačioje spaudoje, praktiškai iš tikrųjų mes apie ką galvojame. Kodėl mergaitės ir berniukai turi būti viską daryti taip pat. Mes suformavom berniukam meistrystės kabinetą, su plaktuku, kad jeigu nagus pasidaužo. Mergaitė nereikia plaktukų. Aš nenoriu, kad mano žmona liptų su grąžtu ir kabintų karnyrus. Aš pats tą padarysiu. Mergaitės turi siuvinėti, turi lydėlės jų. Tai va pasakykit, kurioje, sakykime, ir mokyklose tas pasidarys. Yra praktiškai nereikia visus suvienoti, sustatyti į vieną eilę. Gal kai armija, tai gal ten, bet ir ten yra diferenciacija. Tai čia ilga kalba praktiškai. Čia. Ar turit kas nors klausimų, profesoriui? Vėliau, nes pabėgs. Gerai, tai labai dėkoju profesoriui pranešimą. Sekantį pranešimą kviečiam skaityti mūsų naują katedros vedėją, docentę Ramunę Staselyčiūtę. Jinai nauja katedros vedėja, bet katedroje jinai dirba jau daug metų. Ir šalia to jinai labai aktyviai dirba ir praktiniai pusiai. Ilgus metus vadovauja sėkmingai architektų kompanijai. Yra labai daug iš tikrųjų. Ką, reikia pasakyti. Tai Ramunė, tai aš kol įjungsiu, tai va ir galiu pasakyti. Aš
gal taip pabandysiu, Gerai, jeigu man pati seksis. papasakosiu. Bet jeigu man nesiseks, tai aš tada prieisiu tenais. Dabar čia pasikrautum kažkaip, ne? Kas čia mums stringa? Nu, tai kraunasi. Gerai, tada jeigu kraunasi, tai gal truputį... Norėčiau tada gal tokį žangėlę, kol kraunasi tai štai pasikrovė. Išvėsim dabar reaguosim viskas. Į ką man reikia? Į šitą? Ar į šitą? Kas galite atsakyti? Inga bandė šitą mechanizmą. Bet gal prie kompiuteris. Viskas gerai čia. Tvarkoj. Nu, matyt, teks sugrįžti į ištakas. Nelabai ką čia pakeisti. Tai, kągi, kraštovaizdžio architektūros studijos, tai įdomu, bandžiau tokią temą pačiupinėti. Mano šita misija čia, lyg aš pati savo tokį išsikėliau, šiek tiek supažindinti moksleivius, būsimus studentus, mokytojus ir taip pat plačią visuomenę apie tai, kokį mes ten ruošiamės, ką mes mokome mūsų toje aukštoje mokykloje arba ką mes ruošiamės įgyvendinti, gal šiek tiek patobulinti, šiek tiek pagerinti. Tai tiesiog dabar pasakosiu apie tai, kaip mes įsivaizduojam turėtų vykti darbas nuo 2016 mokslo metų. Gal kai kas dabar yra truputį kitaip ir ypač jeigu mūsų katedros studentų yra, tai gal kai ką jie čia ir naujo pamatys, ko, tarkim, dar jie ir nežino. Tai kągi, mes esame Klaipėdos universitetas, Menų akademija, architektūros, dizaino ir dailės katedra. Mūsų toks pavadinimas, šiemet tapome Menų akademijos padalinį. Radau vienam Amerikos universitetų tokį labai gražų šūkį, kurį aš čia ir įdėjau, kad kraštovaizdžio architektūra tai ne tik ateities profesija, tai profesija jau dabar kurianti geresnę ateitį. Tai va, žinokit, tie, kurie mokysitės, tai tiesiog jūs turėsite užbėgti viskam į priekį ir žmonėms sukurti gražesnį gyvenimą. Pradžioje šiek tiek apie savokas, kadangi, kaip minėjau, publika yra įvairi, gal nelabai žinos, kas apie ką šneka. Tai yra tokios 3 šakos architektūroje - kraštovaizdžio architektūra, urbanistika ir architektūra. Iš esmės jos viena su kita